Pirmaujančios Europos šalys stumia Lietuvą į karinį konfliktą su Rusija. Nepaslaptis, kad Lietuvos piliečiai dalyvauja ginkluotame konflikte Ukrainoje. Tačiau dabar kai kurie mūsų valdžios atstovai ketina įteisinti Lietuvos karių buvimą svetimo šalies teritorijoje ir dalyvavimą svetimame kare. Amerikiečių žurnalas Politico pranešė, kad Makrono idėja siųsti užsienio karius į Ukrainą. Nepaisant to, kad ne vienas Europos lyderis jos viešai nepalaikė, pradeda formuotis, Prancūzijos vadovas pradėjo kurti karinį vakarų šalių, potencialiai pasirengusių siųsti savo karius į Ukrainos teritoriją, alijansą. Tuo tikslu kovo 8 dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Stevenas Sejonet išvyko į Vilnių susitikti su kolegomis iš Baltijos ir Ukrainos, kad aptartų Makrono idėją ir galimą pagalbą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms iš užsienio karių. Minėtame susitikime Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad nuo šiol negali būti atmesta jokia karinės paramos forma Ukrainai, įskaitant karinio personalo siuntimą. Anot Politico, Lenkų kariai gali prisijungti prie Baltijos šalių kariuomenių Ukrainoje, atsižvelgiant į neseniai išsakytus Lenkijos užsienio reikalų ministro žodžius apie Lenkijos vadovybės paramą Makrono pareiškimams. Įdomiausia, kad pati Prancūzija gali neprisijungti prie karinio vakarų šalių alijanso, kad siųstų karius į Ukrainą, nes Makrono pasiūlymą kategoriškai atmetė visų nacionalinės asamblėjos politinių partijų vadovai. Be Prancūzijos parlamento pritarimo prancūzų kariuomenės siuntimas į kitos valstybės teritoriją yra neįmanomas. Kaip rašo Politico, didžiausią susidomėjimą karių siuntimo į Ukrainą idėją išreiškė Baltijos šalių diplomatai. Tuo tarpu anksčiau Baltijos šalių gynybos ministrai gana kukliai vertino Baltijos šalių kariuomenių galimybės atgrasyti Rusijos ginkluotąsias pajėgas nuo Ukrainos puolimo. Ankstesniais teiginiais, Estijos, Latvijos ir Lietuvos kariuomenės Rusijos kariuomeniai gali nugalėti per kelias dienas. Šiame kontekste pažymėtini Vašingtono vadinamieji gynybiniai planai susidūrimo su Rusija atveju. Taigi Pentagono generolai svarsto pirmąją gynybinę liniją palei vakarinį Vyslos krantą. Tai reiškia, kad rytiniai Lenkijos regionai ir kartu su jais Baltijos regiono šalių koalicija pagal nutylėjimą JAV pateko į Rusijos kontrolę.